Priimk save tokį, koks tu esi. Priimti save reiškia priimti save visokį, koks tu tuo metu esi. Priimti save reikia kiekvieną dieną iš naujo, nes kiekvieną dieną tu esi kitoks. Tu augi, keitiesi kiekvieną dieną. Tu eini į priekį ir jau niekada nebebūsi toks, koks buvai vakar. Mes kiekvieną dieną keičiamės. Mūsų kūnas jau vien nuo gimimo, nuo pačios pirmos sekundės pradeda keistis. Ar pastebėjot, kaip greitai auga vaikai? Tame galime pamatyti, koks iš tikrųjų staigus tas pokytis. Ir mes visą likusį gyvenimą lygiai taip pačiai, tą pačią spartą keičiamės. Tik jau pokytis vyksta nebe kūno augime, jeigu jau esame pasiekę savo ūgį. Ir nors tie mūsų suaugusiųjų fiziniai pokyčiai matosi galbūt mažiau, juos pastebim tik praėjus tam tikram laikui, kad jau vėl kažkas pasikeitė. Oda suglebo, nauja raukšlelė atsirado, ta kita raukšlė pagilėjo, išryškėjo. Bet pokytis vis tiek vyksta net ir kai jo nematom. Jis neatsitinka tada, kai mes nusprendžiam jį pamatyti. Jis vyksta nuolat. Keista, kad žmogus pradeda galvoti ir pergyventi apie savo pokytį tik jau būdamas kažkurio vyresnio amžiaus. O ir nelabai suprantu, ko ten pergyventi, juk tai nėra kažkas naujo. Tai vyksta nuo pat gimimo. Mes pergyvenam, kad kūnas sensta, raukšlėjasi. Dėl ko? Kad tai yra negražu? Nes kažkas nusprendė ir mus įtikino, jog tai negražu? Ar dėl to, kad suvokiam, jog mūsų laikas šioje žemėje trumpėja? Dabar jau tikrai jo liko nebedaug. Nemanau, kad reikia dėl to pergyventi. Juk mes nežinom aplamai, kiek to laiko turim. Ir niekada nežinojom, kiek jo turėsim. Miršta ir jauni ir dar kūdikiais būdami, jeigu tai buvo lemta. Jeigu būtent tokia patirtis buvo reikalinga, miršta dar net ir negimę, motinos gimdoj būdami. Turbūt mažiau reikia pergyventi, o daugiau mėgautis tą šiandieną, tuo laiku, kuris yra dabar, tuo laiku, kurio nežinom, kiek dar turim. Juk tikrai smagiau likusį laiką praleisti jau mėgaujantis, nei pergyvenant. O kiek man dar liko? Ar pergyvenant dėl savo natūralių kūno pokyčių? Pergyvensi ar ne, jie vis tiek vyks. Tik skirtumas, kaip tu praleisi savo laiką, pergyvendamas dėl tų pokyčių ar mėgaudamasis savo laiku. Tai čia apie natūralius fizinės materijos kūno pokyčius. O kiek dar mes patys pasidarom tų pokyčių kiekvieną dieną, kurie irgi prisideda prie mūsų? Nauja šukuosena, makiažas, nagai tai ilgi, tai trumpi, injekcijos, operacijos, procedūros. Viskas pakeičia mūsų išvaizdą. Ir vėl, kiekvieną kartą, kiekvieną dieną. Mes turim priimti, pamilti save iš naujo. Nes šiandien jau mes vėl kažkuom kitokie. Kažkaip daugiausia problemų, nepatogumų mums gal ir sukelia ta fizinė materija. Juk mūsų augimas, pokytis vyksta ne tik kūne, jis vyksta ir viduje. Ten, toje amžinoje dalyje, toje, kur nėra senatvės, yra tik tobulėjimas. Ką mes apie tą dalį galvojam? Ką mes galvojam apie jos pokyčius? Nesutikau nei vieno žmogaus, kuris būtų nepatenkintas savo vidiniais pokyčiais. Priešingai, visi labai džiaugiasi kažką suvokę, supratę, išmokę, patyrę. Visi džiaugiasi, kad dabar jie išmintingesni, protingesni, drąsesni, laisvesni nei anksčiau.
ten nėra nieko, kas keltų nepasitenkinimą. Tai kodėl mes vis tiek tiek daug dėmesio skiriam tai laikinajai mūsų daliai, tam mūsų laikinam drabužiui? Juk tas laikinas drabužis ir skirtas tam tikrą laiko tarpą auginti mūsų amžinajai daliai, tai daliai, kuri yra tikrasis aš. Kodėl tiek daug laiko skiriame tam laikinam drabužiui vietoj to, kad tą laiką skirtumėm savo, tam tikram, tam amžinam? Nes toks mūsų kelias. Nes turim iš to išsivaduoti, išmokti nuo drabužio atsisukti į tikrąjį save, pažinti tikrąjį save ir išmokti juo būti, leisti savo juo būti. Leisti savo būti savimi, o ne tuo, kuo kažkas kitas nori, kad mes būtumėm. Ir ne tuo, kuo mes patys norim būti. Čia nereikia nieko norėti. Čia reikia susipažinti su savimi ir tiesiog būti šiuo nuostabiu kūriniu. Na, o tie fizinės materijos nepatogumai, nepatikimai, jie irgi turi prasmę. Būtent per juos mes ir tobulėjam, mokomės. Ar galim pamatyti, atpažinti, kiek mes paaugome viduje? Pavyzdžiui, kai pamilstame savyje tai, ko anksčiau nemėgome, kai tie žemiški trūkumai nebekelia jokio nepasitenkinimo.